Suprasti istoriją. Istorija kaip sąvoka giliai siejasi su kolektyvinė žmonijos sąmonė. Daugeliui ji primena menkai apšviestas muziejų sales, mokslininkus įnikusius į senovinius dokumentus ar seniai išnykusios civilizacijos fragmentus. Tačiau kas iš tikrųjų yra istorija ir kodėl ji mums taip rūpi? Lietuvių kalboje terminas istorija daugiausia aprėpia dvi sąvokas. Pirma, jis žymi pačią praeitį, įvykių ir patirčių vykusių iki mūsų laikų grandinę. Antra, tai mokslas ir sistemingas šios praeities tyrinėjimas, siekis atrasti, suprasti ir perteikti praėjusių epochų esmę. Istoriją dažnai suvokiame per tam tikrus kanalus – internetą, knygas ar muziejus. Tačiau istorija neapsiriboja tik šiais šaltiniais. Ji yra visur aplink mus. Mūsų protėvių nuotraukos, iš kartos į kartą perduodamos relikvijos, net vyresnių šeimos narių prisiminimai ir pasakojimai audžia asmeninės istorijos audinį. Nemažiau svarbi yra ir aplinka, kurioje gyvename. Ji taip pat yra persmelkta istorijos. Senovės piliakalniai, statinių liekanos, iškilių asmenybių gimtinės, istorinių įvykių vietos. Visa tai mus sieja su reikšmingais laiko momentais. Be to, ant kasdienių daiktų, nuo marškinėlių, kuriuos dėvime, iki pinigų, kuriuos išleidžiame, taip pat dažnai vaizduojamos istorinės asmenybės, siejančios mus su svarbiais praeities įvykiais. Kodėl svarbu suprasti istoriją? Pirmiausia todėl, kad studijuodamas istoriją žmogus įgyja žinių apie savo kilmę, suvokia šeimos, giminės ir tautos kelią. Ji taip pat padeda aiškiau suvokti įvykius, kurie verčia susimastyti apie praeities klaidas arba kurie kelia pasididžiavimą bei įkvepia ateities siekius. Šioje veikloje svarbiausias vaidmuo tenka istorikams. Tai mokslininkai atsidavę kruopščioms istorijos studijoms. Norėdami iššifruoti praeitį, jie peržiūri įrašus ir tyrinėja archeologinius radinius. Ši užduotis dažnai reikalauja didelės kantrybės. Istorikas nuolat kovoja su klausimais, kodėl praeitis susiklostė taip, o ne kitaip, ir vertina bei analizuoja daugybę galimų atsakymų. Atpažinti ir fiksuoti istorinius įvykius mums padeda kalendorius. Jame tam tikros dienos turi išskirtinę reikšmę. Pavyzdžiui, kalendoriuose dažnai žymimos dienos skirtos įžymiems įvykiams ar asmenybėms atminti. Panašiai tam tikromis dienomis iškeliama tautos vėliava, simbolizuojanti istoriškai svarbią dieną. Be to, istorijos dėka galima geriau suprasti savo kilmę ir tėvynę. Istorinės žinios atskleidžia klaidas, iš kurių galime pasimokyti, ir pasiekimus, kuriais galime didžiuotis. Šios žinios taip pat formuoja mūsų požiūrį į dabartį, dabartinius įvykius susijęjant su istoriniu kontekstu. Apibendrinant galima teigti, kad istorija yra ir pasakojimas apie mūsų praeitį ir ją tyrinėjanti disciplina. Tai pamokų, įžvalgų ir pasakojimų, kurie nuolat formuoja mūsų dabartį ir ateitį lobynas. Nors požiūriai į istorinius įvykius skirtingose kultūrose ar tautose gali skirtis, o technologijų pažanga gali turėti įtakos tam, kaip istorija užrašoma ar studijuojama, istorijos esmė išlieka. Ji yra gidas, mokytoja ir žmonijos kelionės atspindys.